Sveiki visi, tai šiandien yra pirmoji TechCrunch Disrupt diena. Kaip matote, žmonių yra labai daug, eilės ilgos. Aš kadangi esu šiais metais pirmą kartą, bet speakerė taip pat, tai prie speakerių badžų buvo daug mažiau eilių, bet iš tikrųjų labai laukiu šio renginio. Laukiu jums parodyti, apie ką yra šis renginys, kokie žmonės čia renkasi. Sutikau jau keletą lietuvių belaukiančių eilėje, tai matome įmonių ir iš Lietuvos, dėl to irgi labai džiaugiuosi. Ir labai tikiuosi, kad parodysiu bent šiek tiek dalelę šio renginio, kad ir jūs, žiūrėdami šį video, galėtumėt pasijausti, jog esate čia kartu su manimi. Taip kad, let's go! Labai gerų speakerių, pranešimų, labai daug networko ir uždirbti daug pinigų ir aišku Lietuvai sumokėti daug mokesčių. Čia vienintelis mano tikslas. Vaida, ko tu tikiesi šio renginio? Iš tikrųjų, daug dalyvauju konferencijose, bet niekad nesu dalyvavus TechCrunch Disrupt. Tai labai įdomu pamatyti, kaip viskas už kitam pasaulio gale ir pasižiūrėti, ar čia yra geresni pranešimai, kokie žmonės renkasi, galbūt nueiti prie įmonių įvairių kaip jie vadinasi? Pakalbinti, pasižiūrėti ir pasiieškoti klientų, pasižiūrėsim kaip ir bus. Mes, aišku, nebūsime ketvirtadienį, tai vieną dieną prarandam, kadangi važiuojame į Los Andželą, bet kitu atveju, tai manau, kad vis tiek bus geras renginys ir bus galima palyginti kaip Europai ir kaip Amerikoje. Kokią įmonę atstovauja? Corner Keys Technologies ir mes esame čia kartu su Amber Tech klasteriu. Na ką, važiuojame į trečią aukštą, pasižiūrėsime, kas yra trečiame aukšte, kokios ten įmonės, kas vyksta, kokie pranešėjai kalba ir aišku šiame renginyje nepamirškime reprezentuoti linkedisto ir lietuviškų pinų. Ir be to sutikom labai daug lietuvių žmonių jau. Į Disrupt atvažiavau, nes darbuojamės pagrindė su UK, bet dabar žvalgomės į US rinką ir susirinkti naujų insightų ir galimybių šitam marketui. Mane nustebino dydis, aš galvojau, kad bus didesnis renginys, ne? Čia toksai yra Litexpo, mažiau negu Litexpo tas dydis pačio renginio, tai tas mane šiek tiek nustebino. Ar pirmą kartą esi Disrupt'e? Pirmas San Franciske, bet esu buvus Londone iš tiesų. Ok, ir kaip Londonas versus San Franciskas? Londone iš tikrųjų yra daugiau žmonių, kaip būtų keista. San Franciske yra šiek tiek mažiau, bet matyt ir pastato dydis lemia, ar ne, kiek tų žmonių yra. Bet bendrai, kalbant apie ekosistemą, tai manau tikrai skeilas arba apimtis yra didesnis. Kuo tikiesi šito renginio šiais metais? Iš tikrųjų, tai visų pirma labai norėtųsi suprasti, kokie yra trendai, būtent Amerikoje ir kiek iš to, ką teko matyti, tai faktas, kad fintechas ir kosmosas labai trendina ir labai ima viršų. Ir aišku, visų pirma, tai yra apie žmones, ar ne? Tai networkingo mes visi labai laukiam ir visos kompanijos, kurios yra čia iš Lietuvos, manau, to ir atvažiavo, naujų pažinčių užmegzti. San Francisco, LinkedIn is in the house. Na ką, pirma diena TechCrunch Disrupt praėjo ir nors dar laukia Speakers Dinner, jau turiu nemažai ką jums papasakoti. Tai iš pat pradžių atėjusi į renginį, iš tikrųjų atrodo, kad bus gan mažai žmonių, jie renginkosi labai lėtai, tai net nustebom, nes galvojom, kur iš tikrųjų tie žmonės yra dingę. Kuomet galbūt dažniausiai Europoje visi jau 9 ryto yra on point, renginiai renkasi, tai Amerikoje didžioji dalis žmonių atėjo link pietų. Vėliau, kai jie susirinko, tai iš tikrųjų atrodė, kad pilna žmonių, visi kalbasi, networkinasi ir tiesiog ieško į kurias sales įeiti.
Tai iš pačių žmonių pusės daugiausia, aišku, yra startuolių įkūrėjų, taip pat investuotojų, žmonių, kurie nori partneriauti, žmonių, kurie ieško klientų, bet visa ekosistema yra labai koncentruota ir tai yra tikrai renginys, kuriame tu ateini. Jeigu tu turi planą, jeigu tu turi tikslą, tu gali susitikti su tam tikrai žmonėm, kurie tau atvers duris į Ameriką ar į kažkokią kitą rinką, ar tarkim padės tau ir tavo startuoliui gauti finansavimą. Tai tikrai populiarus renginys ir žmonės čia atkeliavę yra iš įvairiausių pasaulio kampelių, aišku, pagrindiniai iš Amerikos, bet tada buvo ir delegacijos ir iš Honkongo, ir iš Lenkijos, iš Ukrainos, iš visur. Tai tikrai, ne tik tai vietiniai žmonės, ne tik tai vietiniai kontaktai, bet kontaktai iš viso pasaulio. Na, o man pačiai teko paklausyti keletą roundtable discussions, kurios buvo tikrai įdomios ir kas yra geriausia, jog po to gali eiti kalbėti su žmonėmis, gauti jų kontaktus ir toliau megzti ryšį. Galbūt iš pačios konferencijos, kaip jie atrodo, tikėjausi daugiau tokio panašumo į Europoje esančius TechCrunch, Plush, Latitude, tą patį Startup Fair, kur mes turime tą tokį mūdą startuolišką, taip, tai yra vis tiek muzika, networkingas, šviesos, tam tikras mini show, taip. Čia galbūt labiau toksai, sakykime, tas pojūtis yra konferencinio tipo, tiesiog didelės sienos, didelės salės, daug žmonių, kažkokie tai staleliai, tai kažkokios didelės pompastikos iš šito renginio tikėtis nereikia, bet jis atlieka savo funkciją, taip, tai yra sujungti žmonės iš įvairiausių sričių ir padėti jiems užmegzti ryšius. Ir manau, kad tiek rytoj, tiek trečią dieną turėsime vėlgi puikias dienas, nes šiandieną jau tikrai pavyko pakalbėti ir su Google, ir su kitais brandais, ir su startuoliais, potencialiais klientais, taip kad so far, so good. Ir labai laukiu pamatyti ir papasakoti jums, koks bus tas jausmas po visų 3 dienų, ne tik tai pirmos dienos, taip kad stay tuned. To build your brand, just to figure out which way you want to go, who are the people you're targeting, and then what types of content they enjoy reading. And also ask yourself always, right? So all of you are on different social media platforms. You know the reason why you come back to those platforms, right? You know the reason why you're active on those platforms or why other people are. And you also know other people that you're following, right? So why do you follow them? What type of content do you enjoy reading? Is it short posts? Is it text posts? Is it video posts? So you need to ask yourself, as an expert in my field, what do I like the most and what do I engage with? Because 64% of people on LinkedIn, they're out there just to read. They don't engage. And sometimes you would see like LinkedIn posts that have 50 likes, but actually those posts would have 10,000 views. And likes on LinkedIn is not the metric anymore, it's actually views. Because a lot of people, they don't engage, they don't like pieces of content because they are afraid that their network will see that they liked something or, you know, they're more cautious about it. So at the end of the day, it's much more important to look at your views under your posts. Personal branding can have and the results that you can achieve with personal branding. So I think it's, you know, what makes me the most happy is actually seeing people walking out of after the workshop and knowing what they want to do and post about and knowing that this can help them actually.
San Franciskas yra žinomas ne tik dėl Twin Peaks ar Golden Gate Bridge, bet ir dėl aktyvios startuolių bendruomenės. Šis miestas yra tikras inovacijų epicentras ir tikrai galiu pritarti. Čia vyksta daugybė konferencijų, renginių, kuriuose yra pristatomos naujausios technologijos. Ir jei nori, ypač rudenį, per dieną gali rinktis net iš 5-8 renginių ir juose sudalyvauti. Tai ir parodo, kokia yra stipri mentorystė, pažintimis paremta ši ekosistema ir kiek iš tikrųjų dar daug mes galime iš jos išmokti.